Panevėžio apygardos prokuratūra teismui perdavė 2 ikiteisminius tyrimus dėl tyčinių nužudimų. 21 metų jaunuolis iš Panevėžio kaltinamas draugo nužudimu, o 35 metų Pasvalio rajono gyventoja bus teisiama dėl sugyventinio nužudimo. Praėjusiu metu rugsėjį Panevėžyje esančiame bute buvo rastas negyvas jaunas vyras su smurto žymėmis ant kūno. Vėliau ekspertai nustatė, kad jis buvo mirtinai sumuštas. Įvykio vietoje policijos pareigūnai sulaikė buto šeimininką. Jaunuolis ikiteisminio tyrimo metu savo kaltės nepripažino. Jis teigė, kad su vyresniu draugu namuose vartojo narkotinės ir psichotropinės medžiagas. Kas vyko toliau, kaltinamasis teigė neprisimenantis. Šių metų gegužę į bendrąjį pagalbos centrą paskambinusi moteris pranešė, kad netyčia nužudė savo sugyventinį. Nuvykę į sodybą Pasvalio rajone, greitosios pagalbos medikai konstatavo vyro mirtį. Žmogus mirtinai sužalotas peilio dūriu į krūtinę. Kaltinamoji pripažino kaltę. Nelaimės vakarą abu sugyventiniai buvo neblaivūs ir konfliktavo. Abi bylos perduotos nagrinėti į Panevėžio apygardos teismą. Liepos 29 dieną Vaivaduose jau 6 kartą susirinks krepšinio mėgėjai, kad pagerbtų anapilin iškeliavusio Panevėžio rajono verslininko Jono Katino atminimą ir pasimėgautų azartiškų 3-3 krepšinių. Šviesaus atminimo Jonas Katinas buvo ne tik sėkmingas verslininkas, bet ir didelis sporto, ypač krepšinio entuziastas. Krepšinio turnyras jo vardu tapo gražia tradicija prasidėjusią 2020 vasarą. Turnyrą organizuoja krepšinio klubas Glass Baltic kartu su partneriais Sporto ir išsilavinimo akademija, kavinė baras Paskatina, Vaivadų bendruomenė, didžėjus GG Sound ir naujienų portalas Jūsų Panevėžys. Panevėžio miesto savivaldybė informuoja, kad atlikus vaizdo projekcijų valdymo sistemos remonto ir derinimo darbus, Senvagėje plaukiojantis fontanas vėl džiugina gyventojus bei miesto svečius. Audiovizualinių projekcijų pasirodymai vyksta kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Žiūrovai kviečiami stebėti žinomo audiovizualinių menų kūrėjo režisieriaus Linarto Urniežiaus unikalius kūrybinius darbus. Projekcijų pradžia 23 val. Vasarai baigiantis ir trumpėjant dienoms rodymo laikas bus koreguojamas, siekiant užtikrinti geriausią matomumą. Panevėžyje pirmadienio vakarą automobilis kliudė nepilnametį dviratininką, jis pristatytas į ligoninę. Kaip pranešė Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, apie 18 val. 55 minutės Stanislovo Kerbedžio ir Nevėžio gatvių sankryžoje vyras vairuodamas automobilį Mitsubishi nepasirinko saugaus važiavimo greičio, nepastebėjo jam iš dešinės pusės į pėsčiųjų perėją įvažiuojančio nepilnamečio dviratininko ir jį kliudė. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Šių metų pirmąjį pusmetį antstoliai kreditoriams sugrąžino 149 milijonus 400 tūkstančių eurų, 22 milijonais 300 tūkstančių eurų mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Aptariamų laikotarpių antstolių kontorose buvo užbaigta 11% mažiau skolų išieškojimo bylų nei pernai. Privatūs kreditoriai atgavo 16% mažiau skolų, o išieškojimai valstybės naudai augo 8%, padidėjo nuo 1 milijono iki beveik 3 milijonų eurų. Jei 2024 sausio-birželio mėnesiais visą ar bent dalį skolos atgavo beveik 14 tūkstančių unikalių kreditorių, tai šiemet šis skaičius sumažėjo iki 13 tūkstančių. Pasak antstolių rūmų, tarp atgavusiųjų skolas apie 240 biudžetinių įstaigų, apie 4 tūkstančiai privačių juridinių asmenų ir apie 9 tūkstančiai fizinių asmenų.